Labas vakaras. Laukiam, kol prisijungsit. Prisijungsi šiandien ir pašnekovę turėsiu. Pakalbėsim, padiskutuosim. Matau. Kažkaip nesijungiam. Sveika, Labas. Kol prisijungiam. Laiką tai būna kiekvieną sykį. Bet labai gerai vėluoti, nes vėluojančios moterys irgi, kitos irgi vėluoja. Tai kaip tik pradėsim laiku. Tai va, labas vakaras ir tau, ir visoms. Ir šiandien toliau vedu tą, kaip aš sakau, ciklą apie savivertę. Ir šiandien mes ir kažkaip gal pasikviesiu pakalbėti, kad ne viena kalbėčiau, o pasikviesiu ir Viktoriją pakalbėti apie būtent kaltę ir gėdą, nes tai yra labai stiprios emocijos, kurių mes iš tikrųjų labai mėgstam vengti, nes jos labai nepatogios yra. Ir jos tikrai griauna tą mūsų savivertę. Tai pirmiausia, prieš pradedant, tai noriu, kad tu, Viktorija, prisistatytum, kas tu esi, kad neprikabinčiau makaronų. Ir tada mes galėsim padiskutuoti šią temą, nes tikiu, kad tikrai kažkas išsineš naudingų žinių, nes yra tikrai gili tema. Aš esu Viktorija Jurevičienė, autentiškumo mokyklos įkūrėja, Theta Healing praktikė, aromapsichologijos praktikė, saviugdos kursų kūrėja, sekantis mano kursas Pažink save, tai yra autentiškumo kursas, plus meilės savo kursas. Na tai va, viskas apie saviugdą, tai panašiai mes tose pačiuose vandenyse kaip ir su tavim. Saviugdą, autentiškumą, jo ir savivertę, nes kai aš pripažįstu savo autentiškumą, aš turiu tą stuburą, suprantu savo vertę to autentiškumo ir aš tada, kaip sakant, einu iškeltą galvą, ištiestą nugarą ir gyvenu kaip noriu. Tai va. Aha. Tikrai. Tai va, tai šiandien mūsų tema yra, tikrai kviečiu, kurios klausotės, klausti klausimų, nes, mes galim diskutuoti ir kalbėti, bet klausimai tikrai, duos daugiau pažinimo ir gylio. Tai šiandien kalbamės apie kaltę ir gėdą ir iš tikrųjų, pirmiausia, aš tokį noriu pažymėti dalyką, kad kaltė ir gėda, jos, aišku, kartu visą laiką eina, labai drauge. Kartais būna taip, kad žmogus pajaučia gėdą, bet kaltės galbūt nepajaus, žiūrint kas, nes gėda tai yra žmogus tarsi blogas. Aš bloga esu, kaip žmogus, kaip asmenybė. O kaltė jau yra blogas mano elgesys, aš kažką padariau. Ir nebūtinai aš turiu kažką padaryti, kad jausčiau gėdą. Aš tiesiog jaučiuosi, kad man gėda, kad nežinau, būna kažkokia tai akis šiandien buvo, mokėmės, buvo terapija, aš verkiau ir man akis nubėgo ir man jau gėda, nes reikia valytis, man gėda, tokių, nepriemu savo kažkokios figūros, nepriemu tokia, kokia aš esu, tai va čia yra gėda. Tai tu man papasakok, pasidalink, iš kur atsiranda ta gėda ir kaltė, iš kur jinai pas žmogų atsiranda, nes mes tikrai gimstam be gėdos ir be kalties jausmo. Dar truputį tokį noriu pridurti, kad pas mus būna, kaip jisai vadinasi, individuali gėda, kuri formuojasi ten 4-5 mėnesių, jeigu beros aš gerai atsimenu, kad kūdikis sumaišo mamą ir truputį tokia gėda pajaučia, Ir aišku, ta socialinis, tokia normaliai gėda, kai mums jau uždeda normaliai kažkokių nuostatų, įsitikinimų ir standartų. Bet iš kur formuojasi ta gėda ir kaltė? Aš noriu pradėti nuo pačių pradžios, ar ne, kaip mes iš viso apie autentiškumą, kaip tu sakai, iš tų pačių šaknų. Mes gimstam visi autentiški, nes gimstam kaip kūrėjo dalelė, ar ne, mūsų siela yra ta kūrėjo išraiška ir mes gimstam visiškai meilės savo ir autentiškumo būsenai. Na, aišku, ten yra niuansai, bet taip, jeigu abstrakčiai, tai mes taip jau gimstam, ar ne, ir mes žinom, kad mes esam pilnaverčiai, mes esam užtenkami, viskas yra gerai. Tačiau, kas atsitinka, kad, pradedam ir tą gėdą jausti, ir tą kaltę, ir tas kitas žemas vibracijas. Toks yra dalykas. Kiekvieno žmogaus pagrindinis ir svarbiausias poreikis yra ryšys. Ryšys, ar ne? Ir jeigu aš
turiu nors menkiausią pojūtį, baimę, kad ryšio aš neteksiu, aš atsisakau to dalyko, nes ryšys reiškia išgyvenimą. Įsivaizduokit, kūdikis, jeigu mes jį kūdikį nieko su juo nedarytumėm, ką mes darom, ar ne, kad jį vystom, prausiam, rengiam, maitinam ir taip toliau, tai reiškia palaikom ryšį su juo, mes jį paliktumėm vidury miško ar ten net vidury kambario, ar ne? Jisai jaučia, kad viskas, jis nebeišgyvens, jis visiškai bejėgiškumo būsenoje. Todėl ryšys reiškia išgyvenimą ir tai šita baimė mūsų įsikala, įsirėžė iki pat ląstelinio lygmens. Tai yra visiškai pasąmoninga, mes net neturim, net nesuvokiam, kad mes kaip elgiamės, bet mes kaip elgiamės, ar ne? O kaip atrodo tas ryšys? Mama galėjo kreivai pasižiūrėti. Nu, tai čia kažkaip tai keistai padarėjai, ar ne? Va, taip geros mergaitės nerėkauja ir būna paklusnės. Viskas. Viduje jaučiu, kad aš netenku ryšio su mama. Aš atsisakysiu tos savo dalies. Taip. Aš atsisakysiu savęs, išduosiu save, kad patikčiau mamai, nes dažniausiai tai formuojasi kūdikis, o paskui jau ir visuomenė. Aš noriu būti priimtas, bet jeigu mano tos dalies, kuri yra vakarėlių liūtas ir yra tokia visa garsi, ir yra drąsi, ir ant scenos gali, ir nuoga gali bėgti, tai tėvai pradeda gėdytis to ir tą savo gėdą pradeda projektuoti į vaiką. Ir iš kur ta gėda iš vis atsiranda, ar ne? Ta gėda atsiranda iš kažkokių standartų, kuriuos turim savy. Tiek visuomenėje, tiek šeimoje, tiek pats kaip žmogus, ką turi standartai. Tai kaip tie standartai gali atrodyti, tai visuomenėje mes turim įstatymus, ar ne? Yra kažkas tai suklasifikuota, kadangi mūsų visuomenė yra vis tiek nepabudusi, mes turim turėti kažkokią tai tvarką, kad nebūtų chaoso, tai mes nesam nusistatę savo įstatyminės normas, kad būtų tvarka palaikyta. Tarkim, vogti yra blogai, būti sąžiningu yra gerai. Ir jeigu aš būnu tas, kuris blogas, aš prarandu ryšį su žmonėm. Manęs gali atsisakyti šeima, atsisakyti draugai, žmona, vyras ir panašiai. Ir kadangi aš jau sakiau, ryšys yra pagrindinis mūsų poreikis, mes to stengiamės išvengti. Mes stengiamės kuo labiau būti geri, kad palaikytumėm ryšį su kitais žmonėm. Tai ego nori būti geras, jisai nori būti tas, kuris yra priimtinas, kuris yra kartais net patogus, ar ne? Ir yra du tipai žmonių, kurie išlaiko savo autentiškumą ir pasidaro tokie atpirkimo ožiai, kurie visą laiką blogi, tas vaikas, kur visą laiką bėga iš pamokų, tas toks blogiukas, ar ne? Jis išlaiko savo autentiškumą, savo ryšio su tėvais sąskaitą. Tačiau būna tas kitas, kuris gyveno toj gėdoj ir yra auksinis vaikas, kuris atsisako dalies savęs, labai didelės savęs tam, kad būtų patogus, kad būtų geras, neša namo diplomus, gerus pažymius. Ir suprantat, paskui... Jo, su tais patogumais. Ir ypač patogumas, ypač pas moteris, aš šiandien sakau, toj grupiai terapiniai pas mus, visos sako, aš stengiuosi, kai mane, pavyzdžiui, kažkoks konfliktas, kyla, ne, aš būsiu gera, gal aš nepasakysiu, aš nutilėsiu, bet sako, kartais, ir paskui ten viena tiesiog išlieja tą pyktį, sako, kaip man gera, sako, aš gyva jaučiuosi, kad aš galiu, ir kartais pasiūsti reikia, kad, ta prasme, reikia, nes, ta prasme, žmogus nesupranta, čia vėl apie ribas kalbama, ne, nes jeigu žmogui pasakai vieną kartą gražiai, antrą kartą nesupranta, o ašgi negaliu, aš turiu būti gera mergaitė, mangi gėda, o aš nenoriu gėdos jausti, aš tada patylėsiu arba pabėgsiu, vėl kiekvieno mechanizmas skirtingas įsijungia, ir tada tas nepatogu bus ten. Ir dar nepatogu, jo vėl grįžtam į vaikystę, nepatogu, ašgi turiu būti gera mergaitė, nepatogi mamai, ne, aš noriu, kad mama mane mylėtų. Taip, nes yra tie standartai, tie vidiniai standartai, kurių mes norim laikytis, ir jie gali būti iš šeimos, tarkim, nuogumas, tarkim, gali būti šeimoje tabu. Vaikas jau nei suaugę, nei vaikai nebėgioja nuogi, viskas yra uždaras, slapta ir taip toliau, ar ne? Va čia dar noriu irgi paminėti, seksualumas. Labai tėvai, kai ypač vaikas pradeda save tyrinėti, negalima, čia gėda. Taip, o seksualumas yra susijęs ir su kūrybinė energija, ir net su pinigais. Tai vienu žodžiu, taip,
Ir va tada žmogus užsidaro gėdą, ir ta gėda susiformuoja, nes aš negaliu. Ir dar gėda paima tėvų gėdą, vat rašo netgi, kad aš beveik visą gyvenimą tylėjau, nes mes tylim tada, gėdėmės, aš geriau nieko nesikišiu, neišlysiu. Ta gėda, kol atsiranda pas mus skrandžio opos, kol atsiranda 12-pirštės žarnos opos, atsiranda skydliaukės problemos ir taip toliau, viską mes tą nuryjam, krūminiai dantis pūna ir panašiai. Ar ne, čia priklauso, kur ta gėda, iš kur kilo tas jausmas. Tai, ir tampam patys savo policininkais, kad mūsų kiti nenuteistų, nenubaustų už tą standarto nesilaikymą, mes patys save baudžiam, nes tai yra daug švelniau. Mes patys savo švelnesni negu kad kažkas kitas, ar ne? Nu, jeigu pats savo per ranką duosi, tai mažiau skauda negu kad kažkas kitas. Tai nu taip, aš geriau save pabarsiu, negu leisiu kitam pabarti. Taip. Aš dar va čia irgi apie tą gėdą, kaip jinai formuojasi, jinai iš tikro gėda išraiška priklauso nuo to, kaip ir tu kalbėjai, tos koncepcijos aš, kas aš esu, kaip aš save priimu. Ir čia yra toks lyginimasis tarp aš idealus ir aš realus. Aš dar trečią net išskirčiau koncepciją tokią aš tikras, nes aš tikras esu, koks esu dabar, aš realus tai esu, koks aš galėčiau būti, įdėjęs ten kažkokius gebėjimus, išmokus, o idealus yra kažkokia fantazija, kurios net nežinom, kas bus. Aš noriu būti idealus. Taip, ir net nežinai kas. Ir kai žmogus paklausia, o tai kas yra idealus, ką reiškia, ką tu turi padaryti, kad tu būtum idealus? Nu, idealus ir viskas užstringa. Ir tada va ta kova. Nes jeigu mano, pavyzdžiui, galvoje arba tam idealiam aš idealus koncepte nėra, pavyzdžiui, kad aš turiu būti pirmūnė, man dvejati nekabins. Arba jeigu aš nėra pas mane to standarto viduje 90, jo, nežinau, ne to standarto, man nekabins, man nereikia. Bet, pavyzdžiui, koks nors standartas, kad aš turiu būti, nežinau, šiandien irgi terapija man išlina. Aš irgi šiandien turėjau būti ir man gėda dėl to, bet aš nesu išlygintais, ar ne? Taip, aš netobula. Ir viskas, nes netgi pasijuokėm su draugė, aš netgi pas mane namai tobuli turi būti, nes aš jeigu pasikviesiu valytoją, jie turi, sakau, aptvarkyti būti. Ir tai tokį pavyzdį duosiu, nežinau, gal čia neįtari, bet vis tiek draugė sako, kolegė sako, o tai jeigu tu, pavyzdžiui, tualetas truputį, apdarytas prieš valytoją ateinant, tu jį išvalytum ar ateitų valytų? Nesako, aš išvalyčiau. Tai sako, tai apie ką, tavo ir namai mano idealas turi būti. Ta prasme, iš kur ta programa ir aš supratau, kad čia man reikia dar dirbti su tuo, aš nebūsiu ta tobula viskame, bet kai išsirašome, kokia aš turiu, bet kokia aš reali. Ir tada nevyksta ta kova tarp aš idealus ir aš realus. Ir tada man nusiraminu ir man, gerai, tu sakai, nesulamdyti marškiniai, nubėgo akis, tušas, ne, man, okei, ir kas. Ar tas standartas, kai mes pasižiūrime tos pasąmoninius standartus, kartais jie sąmoningi, bet dažniausiai turim tos pasąmoningus, ar ne, kad aš tobula, ar ne. Kas yra tobula? Kas yra tobula? Kad tobula vienam yra viena, kitam yra kita. Jau vien iš tos pusės pasižiūrėjus jau automatiškai kvestionuoti tai, ar tie standartai, nes čia klausia, tai ką su tom daryti? Kvestionuoti. Ar mano tie standartai va čia išsikelti, o aš va čia ir jaučiu tą gėdą, nes neįmanoma man pasiekti, va tas sprindis, yra ir viskas, ar ne? Ir aš jo neįveiksiu, nes aš tiesiog, yra laiko resursai, yra kažkieno reikalavimai, kurie ateina ant mūsų, ar ne? Tėvų reikalavimai, tėvai galbūt nori, kad tu būtum teisininkė, o tu nori būti menininkė, ar ne? Ir viskas, jau nebeatitinki standarto. Tai o mes norim būti geri. Mes norim būti geri, visiems savo geri, kitiems geri, ar ne? Ego šitą nori, nes tai reiškia išgyvenimą, tai reiškia poreikių patenkinimą, tai reiškia būti mylimam, reiškia būti priimtam, reiškia turėti lovą, rūpestį, bendruomenę, žmonės šalia savęs. Tai reiškia poreikių patenkinimą, nes jeigu yra žmonės, jeigu yra ryšys, aš turėsiu maistą, stogą virš galvos, galėsiu apsirengti ir taip toliau. Ir ne tik tai, mūsų emociniai poreikiai yra daug stipresni. Ar esat matę žmonės, kai išsiskiria su pirma meilė? 3 dienas gali nevalgyti. Nesirašyti. 3 savaitės. Aš 2 savaitės nevalgiu labai. Sakau, su nelaiminga meilė svoris krenta. Poreikis ryšiui yra daug stipresnis negu kad fiziniai poreikiai. Mes galim negerti, nevalgyti labai ilgai.
tačiau bet išgyventi tą vidinį skausmą, va tą ne fizinį, o tą vidinį skausmą reiškia daug sunkesnės pasiekmes. Todėl natūraliai mes norim, kad būtų tie mūsų poreikiai patenkinti, mes norim būti geri, atitikti tuos standartus kiek įmanoma geriau, tai reiškia priklausyti visiems. O buvimas blogų reiškia atskirti. Reiškia tai, kad tu jausi skausmą, nemeilę ir tavo poreikiai nebus patenkinti. Tai gėda mus. O geriau, ką daryti tada? Todėl gėda, jinai kaip ir turi tą gerąją savo pusę, ne? Tai yra sąžinės funkcija. Be sąžinės irgi būtų chaosas, žmonės darytų, ką nori, kiek nori ir taip toliau. Sociopatai, jie neturi gėdos jausmo, ar ne? Psichopatai, sociopatai. Tai o ką daryti? Pirmas žingsnis yra pažiūrėti į savo standartus. Ir iš tikrųjų leisti tą gėdai būti, jeigu jinai ateina, ir tada žiūrėti, ar aš noriu būti, ar ne. Ir geriau, kaip gėda ir kaltė, mes daugiau gal apie gėdą kalbam, bet, kaltė dėl elgesio, ne, kažkokią tai padaryti. Kaip jinai įtakoja tą savivertę? Jeigu tai yra gėda dažniausiai yra aš blogas, mano dalis, mano ranka, pasakytum, tavo ranka yra negražiai, tai ką man su tuo daryti, nusipjaut dabar ranką. Bet jeigu tu pasakai, kad tu negražiai rašai, aš galiu dirbti su tuo, aš galiu užsiimti dailyraščio pamokom, ar ne, ir aš galiu tą pakeisti. Bet kaip aš pakeisiu savo ranką? Kaip aš tą pakeisiu? Aš kažkiek galiu masažus jas daryti, kažkokias terapijas, dar kažką, tai kažkiek galiu, bet realiai tai vis tiek mano ranka. Bet formas. Aš nieko su tuo negaliu pakeisti. Tai dėl to mes tos dalies, tos rankos, jeigu pasakė, jinai negraži, netinka, man jinai nepatinka, mama pasakė, aš dėl tos rankos tavęs nemyliu. Ne? Galbūt tai buvo tik tais žvilgsnis tą pasakė, ar ne? Esat visi patyrę tą žaibo žvilgsnį, ar ne? Kaip tu taip, ar ne? Ypač su kokiu piešiniu, kai atneši. Ir tas žvilgsnis, suprantat, iš karto pasako, nereik nei žodžių. Viskas aišku. Ta dalis, kuri tą kažką padarė, jinai netinka. Ir jinai niekada nenori būti matoma. Ir tada mes renkamės, kad jinai pasislėps kažkur pasąmonės šešėliuose, ar ne? Ir tada jau kai suaugom, mes pradedam kapstyti. Kur ten jinai yra? Ir jinai, iš tikrųjų, kai mes slepiam, čia ir su visom emocijom slepiam, jinai iššoksta paskui tokių dar sprogimų, kaip sakau. Jisai toks labai vaizdingas, kad suprastumėt, bet aš kalbu daugiau apie vidinę tiesą, kad dalis manęs, vidinė tiesa gali būti, aš garsiai kalbu, kai esu susijaudinusi, kai man linksma, kai man gera, ar ne? Aš garsiai kalbu, bet galbūt mūsų šeimoje yra priimta, kad visi kalba labai ramiai, be jokių intonacijų ir be jokių išsišokimų ir mes esame elegantiška šeima. Ir kaip suprasti, ar ne, negalima. O vaiko natūrai, ne, pavyzdžiui, garsiai kalbėti, reikš save, tada jis jaučiasi, jis išduoda save, pradėdamas tyliai kalbėti, nes jų šeimoje kalba. Ir ta dalis, kuri manyje yra garsiai mėgsta kalbėti, ar ne, ar ten mėgsta ekstravagantiškai puoštis, ar dar kažkas, bet kas tai gali būti iš tikrųjų, ta dalis amžinai bus, ta mano asmenybės dalis amžinai bus netitinkanti to standarto. Kažkieno man pripiršto standarto, ar ne? Ir reiškia, amžinai dalis manęs bus bloga kabutėse, ar ne? Tada aš pradedu gyventi ne savo gyvenimą, o kažkieno primestu standartus. Aš nebejaučiu savęs, nejaučiu savo vertės ir vėl tas prasideda, ne? Tai kaip ir gėda, visi tie standartai, įsitikinimai yra uždedami, tada pradedu jausti visas emocijas ir tada aš nepasitikiu savim, nuvertinu save. Tokiam ankstyvam amžiui, dažniausiai iki 5 metų, iki 8 metų, kai mes net neprisimenam, kas ten įvyko, kas ten buvo, tik tai žinom, kad jau post factum, ar ne, aš tą jaučiu, aš žinau, kad taip elgtis negalima, taip neturi būti, taip pas mane negali būti, ar ne? Tarkim, dėl tvarkingumo, pavyzdžiui, pas mane kokia situacija buvo. Penktadienį gali eiti šokius, tik tais tada, jeigu susitvarkiai visus namus. Ar ne? Ir čia, jeigu to nepadarysi, tai viskas tau gėda, ar ne? Tai kokia tu esi, tai tu netvarkinga, nevalo, ten dar kažkas, tai visokie tokie, aišku, nevadindavo, bet taip nesakydavo jau, bet žvilgsnis tą pasakydavo, kaip tu galėjai maždaug išeiti. Tai čia jau vėlesniam amžiui, bet kai esam mažiukai, pavyzdžiui, nepaišyk ant sienų. Ar ne? Arba
kaladėlės kažkaip Galima dėlioja vaikui vaikas kitaip ir jeigu kažkaip netaip sudėliojo, nors dėlioja jau nebe pirmą kartą, tai kaip tu čia sudėjai? Tu gal kvaila? Suprantat? Ir paskui gaunasi, kad aš kvaila, tai kaip man atitikti tą protingumo standartą, jeigu aš jau va tokia esu. Ir tada Vėl sieki to 10 idealaus, diplomų savo ant sienos, kad patenkinti. Ir vis tiek neidėliai, aš dar turiu mokytis ir mokytis. Tai va, ir daug dalykų iš tikrųjų tai manifestuojasi ir kūne, tiek santykiuose pas mūsų žmonėm, ar ne tiek paskui santykiuose, tiek romantiniuose santykiuose turiu galvą, tiek santykiuose su vaikais, nes mes paskui tą gėdą perdodam jiems, taip kaip mūsų tėvai perdavė jiems. Savo standartus susitikimus mes perdodame kitiems. Idealioji visuomenė išvitusioje, ar ne, kai mes jau priimam visus tokie, kokie jie yra, tokius, kokie jie yra, tai nebebus nei gėdos, nei kalties, ar ne, bet, dar toli, dar gyvenam vis dar emocijų tamsiosiuose amžiuose, vis dar mes norim tas savo emocijas išsioperuoti, nutildyt, atsisakyti jų, nuneigti jas, tam, kad tik nejaustumėm, į tai žiūrim kaip į kažką, kas yra nepriimtina, nereikalinga, gėdinga, bereikalinga, norim, kad veiktų tik tais racionalus protas. Tačiau emocijos mūsų vidinės tiesos nešėjos yra. Jeigu aš jaučiu kažką, reiškia, yra tikrai viduje pagrįstos priežastys, kad aš tai jaučiu. Nebūtinai tai bus objektyvi tiesa, nes mes visi turim savo kažkokį filtrą, per kurį mes matom, ar ne, per savo patirties filtrą. Tačiau tai bus pagrįstos priežastys, nes man taip atrodo, kad taip atsitiko, ar ne? Ką turiu galvoje, neduosiu pavyzdį, kas čia dabar galėtų būti, ar ne? Va, tarkim, mane ignoruoja, ar ne? Kažkas ignoruoja. Tiesiog dabar aš bandau šnekėtis, o mane ignoruoja, ar ne? Ką man tai reiškia? Man tai reiškia atstumimą, nemeilę, nedraugystę, reiškia, kad aš viena ir man skauda ir aš tada keliu šaršalą, iškart keliu pyktį, ar ne? Bet čia noriu įsiterpti. Dažniausiai mes, ypač to prisifantazuoji. Ir kodėl man taip atrodo, galbūt žmogus tiesiog yra susikaupęs ties savo darbu ir daro kažką, kad ir nenori, kad dabar plaškytis tiesiog, ar ne? Bet aš tai padariau savo reikšmę, kad mane ignoruoja dėl to, kad manęs nemyli. Tai va, ir tai atsitiko dėl to, kad mano patirtyje buvo taip su mamytė ir tėveliu kartais, kas labai dažnai pas mus atsitinka, nes tėvai turi savo gyvenimą ir turi padaryti ir pietus mama, ir tėtis turi suremontuoti kažką ir taip toliau. Tačiau jeigu tai va dažniau kartojasi ir vaikui nebūna pasakoma, kad taip, aš būsiu su tavim, bet truputėlį va luktelk. Arba dar mes tokie maži, kad net nesuvokiam to, kad ką reiškia luktelk. Tai ir mes padarom tą reikšmę, va tokią, kokią padarom, ar ne? Ir uždedam va tą projekciją ant žmogaus elgesio. Ir tada patys savį įsiskaudinam, ar ne? Čia kaip tam anekdotė, kol aš buvau pirty, jinai ant mane supyko. Patys prisifantazuojam, kad taip pasižiūrėjo, jeigu žmogus garsiai, pavyzdžiui, kalba, ne, tai jisai rėkia ant mane. Čia yra interpretacija. Aš galbūt tiesiog nereikia, aš garsiai kalbu, čia yra tokia mano yra, bet žmogus, dėl to yra svarbu kalbėtis ir pasakyti, man nemalonu, kai tu taip garsiai kalbi. Neinterpretuot, kad tu rėkia ant manęs, bet tu garsiai kalbi. Ar galėtum kalbėti tyliau? Ir viskas. Tiesiog pasakai, nes mūsų standartai, kaip tu sakai, vertybės, įsitikinimai, mūsų yra visi skirtingi, bet tiesiog kontaktuojant, bendraujant, aš galiu pasakyti, o galėtum tu taip? Tu, gerai, aš jau galiu, jeigu, ta prasme, čia viskas yra tvarkoj. Tai jo, tai būtent dabar kalbam, kad gėda, aišku, labiau gėda, galbūt ne, bet ir ta pati kaltė įtakoja mūsų savivertę, kaip aš tada vertinu save, priimu savo autentiškumą. Bet aš noriu dar paminėti tą kitą pusę. Kai mes, irgi iš tos laivose kalbėjau apie atstovių ribas, kritiką atstovių, jau žinau, kaip čia daryti, renkuosi bendrauti su tai žmonėms, kuriais man iš tikrųjų naudinga, nors jis skamba baisiai, bet naudinga. Esmė ne tik tai, kad ten materialiai, bet man, pavyzdžiui, geras žmogus. Mes visą laiką turim rinktis tai, kas poreikis mūsų patenkins. Taip, o ne kažkuo tai, kad tik tai sėdėti su kostis dantim, greičiau čia išsiskirti. Visų pirma, mes laiką įkvojam, laikas yra resursas, kuris neatsistato ir tai yra mano gyvenimas įkvojamas, bet dėl to pati va. Kai žmogus pradeda pasitikėti savim, atstovėti savo ribas ir pradeda nepasakyti. Ir paskui bžembas, o gal blogai padariau,
išlenda tos senos programos. O gal reikėjo pasakyti taip, nu dabar jisai supyks, dabar man ir vėl ta gėda, ir vėl kaltė, ir vėl užsiveda. Tai va čia yra svarbu, kai mes pradedam dirbti su savimi, su to pasitikėjimu savim, su savo vertės pajūtimu, yra svarbu pastebėti, gerai, tos programos senos išlenda, ir jos išlys, nes negalima va taip apie 5 minutės viską išimti. Bet okei, jo, išlindo sena programa, man veikia gėda. Gerai, kas man svarbiau, aš renkuosi save, ar aš renkuosi geriau kitą, ne? Aš nekalbu apie tai, kad reikia nusisukti nuo kitų ir aš svarbiausias kaip egoistas. Ne, yra esmė, kad aš noriu, renkuosi taip, ypač su tėvais yra, ne, kai mumu verčia, kad reikia mokytis teisės, ekonomiką, nes tai yra, tarsi pinigų uždirbsi. O gal žmogus, vaikas, nežinau, jisai fotografas ir menininkas, kur ten siela dainuoja ir jis iš to gal net ir daugiau uždirbs netgi, ne pinigai esmė, bet tas neišduot savęs. Surasti win-win scenarijų, kai abudu yra laimėtojai, va tai yra tikroji meilė savo. Daug kas sako, va tu egoistas ar ne, nes tu va kažkaip tai va pradėjai, va čia kai pradedam dirbti su savo asmeniniam ribom, ir sako, tu kažkokia egoistė pasikeitai ir ne į gerąją pusę. Pasikeičia, čia prisimoki į kursus prisivaikščiai ir dar blogiau daro. Žinot, kaip ta švytuoklė, ne, iš vienos pusės nueinam į tą kitą, tą tokią jau savanaudiškumo, narcisizmo pusę. Bet tikroji meilė savo yra per viduriuką, kai aš myliu save, bet myliu ir tave. Ir mes ieškom bendro sprendimo, kaip mums būti harmonijoje, kaip mums sutarti. Jeigu santykė, taip, bet aš renkuosi save. Bet aš eterį dalinausi su tuo egoistu. Egoistas yra mano nuomonė ir aš tą tikrai palaikau. Egoistas, aš esu egoistė tada, gerai prasme aš egoistė, kai aš renkuosi save, nesakykime, bet ta tokia blogąja pusė, kai aš kontroliuoju ir noriu pakeisti kitą žmogų, kad jis būtų, atitiktų mano kažkokius standartus. Va čia yra tada. Taip, aš esu egoistė, nes tu dabar turi būti toks, kaip aš tave įsivaizduoju, ypač tėvų ir mamų vaikam, ne? Tu turi toks, beig tiek būrelių, tų diplomų 20 ir taip toliau. Aš atsimenu, nors aš nejaučiu iš tėvų, kad ten man kažkaip tai nuvertintų, tikrai, sakau, aš kaip pasiklausau istorijų per visas terapijas, aš galvoju, čia mano tėvai idealus yra. Bet va tas būdavo, pavyzdžiui, 8, kas čia? Ir kas čia? Ne piktai, bet kas čia? Okei, gerai, o ko aš turiu 10 gal? Gerai, tai va tas idealus ir paskui pasidaro. Nekaltai tiek, nereikia, nebūtina rėkti, menkinti vaiką. Tai tiesiog jie nemokėjo kitaip ir tai priėmė ir viskas okei, bet tai yra irgi vystymasis, augimas, kai aš kažkokią tai tą patį patiriu kažkokius dalykus. Tai va, sakau, apie gėdą ir kaltę, jinai ir iš vienos pusės menkina mūsų savivertę, bet iš kitos pusės aš jau liktai jau pasitikiu savim, jau einu. Ir vis tiek jinai išlenda ir tada irgi gali. Tai reikia svarbu pagauti tai ir nesakyti, o ne, aš nejaučiu gėdos. Ne. Bet kaip šiandien pas man irgi, bet šiandien, nežinau, žinai, kaip būna laukas, šiandien tema tokia, man šiandien grupinė terapija lenda visi tokie gėdos visokios. Ir man, ir sako, tai ką tu jauti gėdą? Ne, aš iš to grupė nejaučiu gėdos. Gerai jaučiu gėdą. Pripažinti savo. Taip, aš jaučiu gėdą. Ir iš tikrųjų dar netgi galiu duoti tokį pratimą. Man labai patiko per vienus mokymus. Pripažinimas, yra svarbiausia pripažinti netgi garsiai. Ypač jeigu tai yra grupė, aš pripažįstu, pavyzdžiui, taip, aš jaučiu gėdą. Ir tada grupė atspindi, kad aš lygiai tokia pat, aš irgi jaučiu gėdą. Ir tada žmogus pasijaučia, tarsi gaujos dalis. Ir tada supranta, kad ne tik aš viena jaučiu gėdą, visi mes jaučiam gėdą, o ne toks kažkoks atstumtas, atmestas ir niekam nereikalingas. Pripažinimas duoda priklausimo jausmą, kas irgi yra priklausimas labai svarbus poreikis. Mes mums labai visiems žmonėms esam socialinės būtybės, homo sapiens yra socialinės būtybės, po vieną mes negyvenam. Mums svarbu yra kartu, todėl priklausyti yra taip svarbu, mes už to turim mokyklas, turim darželius, turim bendruomenės, kažkokias klubus, būrelius ir panašiai. Tai va, ir šitoj vietoj labai fainai Beje, dėl ko anoniminiai alkoholikai pasiteisina, ar žinai? Ne dėl to, kad jie ten kalba, oi, kad dabar, supranti, blaivas jau 3 mėnesiai ar dar kažką. Būtent dėl to, kad žmonės atkuria ryšį vieną su kitu, vėl yra patenkinamas pats svarbiausias, va tas ir priklausimo, ar ne, tas yra klubas. Kiek yra ryšys su kitu, o ryšys atsiranda tada, kai va, aš matau tavyje save,
o tu manyje save, va kažkokia dalis atspindi, ne, kad mes nesam, kad oi, ne, aš čia visiškai nepričioma, ne, mes, nerezonuoja, ta prasme, ne, kaip jau dabar galima pasakyti. Tai va. Taip. O tie poreikiai, kai tu ir kalbi, poreikiai yra iš tikrųjų labai svarbus ir dažnai žmonės net nežino savo poreikių, neišsigrina, ko jam reikia. Ir tada, čia dar poreikį galima vadinti, aš vadinu, irgi per vieną kursą mokau, vidinis tikslas yra. Ir jeigu mes jo nežinome, tada reiškia, jūs galite nežinoti, bet jis vis tiek vienokiu ar kitokiu būdu išsipildys. Jeigu man reikia atostogų, kur norėčiau išvažiuoti kokius Bahamus, ne, bet tiesiog dirbu rariu, tai mano vidinis poreikis išsipildys, nežinau, susilaužysiu kuo, tau yra atostogos. Jisai iškreiptai, mūsų pasąmonė sugalvoja tokių dalykų, kad tą tavo poreikį patenkinti, nes jis yra vidinis. Toks visiškai paprastas yra pavyzdys, jeigu aš, nežinau, vaikštų Romai kokio nors, žiūriu ten, ir aš jeigu noriu tualetą, man neįdomu, man reikia patenkinti tą poreikį dabar, čia ir dabar. Ir tada, kai mes patenkinam savo poreikį, mes galime eiti prie kito poreikio. O jeigu jis nepasitenkina, tada būna tos pačios emocijos iškyla, ne? Nes po kiekvieną emociją slepiasi iš tikro poreikis, kažkoks nepatenkintas. Jeigu aš apriekiu vaiką, tai aš kažkoks poreikis nepatenkintas. Čia tas pats, kaip jeigu aš išaugau, tai ką man dabar daryti? Kaip jį įmanoma patenkinti kitų būdų negu pavalgyti, ar ne? Žmonės galvoja, kad įmanoma poreikį patenkinti kažkokiu kitų būdu ir beje labai dažnai taip daro, nes, kaip tu sakai, nesuvokia savo poreikių. Per aplinkui kažkaip eina. Taip. Kaip moteris mes labai dažnai taip darom, bet užuot pasakiusios vyrui, kad brangusis, man reikia tavo dėmesio. Ar galėtum man duoti dėmesio? Tiesiai šviesiai. Viskas aišku, ką tau reikia padaryti? Nupirk man gėlių, pasikviesk mane į pasimatymą, tu viską suorganizuok vaikų priežiūrą, suorganizuok viską. Užuot šitai pasakysius, nes tada, maždaug, aš noriu, kad tu man nupirktum gėlių, bet ne dėl to, kad aš noriu, kad tu nupirktum gėlių, o dėl to, kad tu nori nupirkti gėlių man. Supranti? Per aplinkui mes tada pradedam manipuliuoti, tada pradedam sakyti, o tu gali nebesėdėti prie to kompiuterio, tu gali biški kažką tai padaryti namuose, dar kažką pradedam taip juos, angliškai sako, nagging, ne, taip, juos špilkavuoti, taip sakant, nežinau, net lietuvišką atitikmens, kad būtų. Bet ir kas tada gaunas, mes per manipuliaciją bandom patenkinti savo poreikį, manipuliuodamas vyrais ir iš čia kyla manipuliacijos šaknis. Daug kas galvoja, kad manipuliacija čia labai blogas dalykas, ar ne? Bet tai tiesiog bandymas patenkinti savo poreikį. Bet kai tu išaiškini, koks tavo poreikis. Bet jeigu to poreikio nesupranti, kai tu sakai, poreikio aš nesuprantu, aš kabinėjusi prie vyro ir nesupranti pati, kodėl kabinėjusi. Bet jeigu sustočiau, palauk, koks mano poreikis. Ir tiesiai šviesiai aš atsinošiau, taigi jis turi suprasti, ką aš jaučiu, ko aš noriu. Aš su dovanom taip esu prisidirbusi. Kai padovanoju, aš visą laiką jį supeikdavau, ką nors. Paskui jis nebedovanoja. Sako, taigi tau viskas blogai. Aš pradžioj pikau, kaip tu taip gali. Paskui palauk, Agne, tu pati prisidirbai. Dabar aš tiesiai šviesiai pasakau, aš noriu to ir to ir to. Paskambina, aš noriu gėlių. Paskui jau atneša gėlių, net neprašant. Ne? Bet čia irgi svarbiausia tas iš kitos pusės, ko aš noriu, nes mes nebežinom, ko mes norim. Čia vėl standartinis. O mes nebežinom, ko norim, būtent dėl to, kad mes savo jausmų nebejaučiam. Mes juos nuryjam, nužgniaužiam, nuneigiam, pašluojam ten po pasąmonės kilimu. Nugrūdam juos taip, kad belieka vienintelis būdas tik per manipuliaciją patenkinti poreikį. Kūnas nebežino, kokiu būdu tos smegenys, suprantat, jau ten racionalus protas, jau jisai nebesuvokia, kas vyksta. Jis tiesiog vyksta. Tiesiog vyksta kažkokie automatiniai procesai ir tu nebesupranti, blemba, kodėl aš ant to vyro dabar taip reikiau, ar reikėjo šito. Paskui jau sėdi ir galvoju, o kodėl aš taip padariau. Ir net nebesupranti, nes nebežinai, nebepažįsti savęs, o pažinimas savęs ir sakau, jau per jausmus, nes jausmai neša vidinę žinutę. Autentiška apie tave. Dėl ko tau skauda? Jeigu tu supykai, reiškia tau skauda, ar ne? Jeigu tu pradėjai rėkti, reiškia tau skauda. O kodėl tau skauda? Kas tau skauda? Kurioje vietoj tavo poreikis buvo nuneigtas, nepatenkintas, galbūt vertybė užgauta, ar dar kažkas tai ten tokio, ar ne? Nes jeigu vyksta skausmas, mes pajuntam antrinę emociją, pyktį. Tai vat, ir kai mes nebesuprantam, kur čia buvo užgauta, tik tais jaučiam tą pyktį, viskas, mes jau savęs nebepažįstam.
nebepažįstam savęs. Dėl to ir gaunasi, kad nebežinom, kur mūsų poreikiai. Ir tada mes elgiamės kažkaip ir nebetitinkam standartų ir tada jau viskas. Gėda, kaltė. Pykstam po pykčio, kad aš apriekiau vyrą, oi Dieve, kaltė ir gėda, o ką aš padariau, ir kitą kartą kitaip darys ir vėl tas pasišlenda. Tai tos iš tikro pagrindas, jeigu kalbėt, ne, mes turim girdėti savo emocijas, jas įsivardinti ir paklausti, koks poreikis nepatenkintas. Vat mes turim iš tikro išsigrindinti savo tos vidinius tikslus, vidinius poreikius, ko man reikia ir jų siekti. Ir netgi kursą savo apie tikslus, kai buvo žiemą dariau, bet ir svarbu, kad netgi išorinius tikslus susijęti su vidiniais tikslais, tai netgi jie tada automatiškai, net, kaip sakau, pasitvirtina, aišku, reikia veiksmus daryti, ne tai, kad atsisėsti ir laukti, bet jis greičiau pasiekiamas, nes aš pasiekdama išorinį tikslą, nežinau, tą pačią kelionę, aš patenkinu kokį poreikį, atostogų, komforto galbūt, nežinau, šeimos, ne, jeigu su šeima keliauju. Tai yra svarbu išsigryninti tuos norus ir tikslus. Ir sinergijoje, tada išoriniai mano veiksmai sinergiškai papildo mano vidų, ar ne? Nes vertybės mūsų kyla iš poreikių irgi, ar ne? Tai va, jeigu vertybės susijęjam su tikslais, viskas tada labai gražiai, bet pirmiausia reikia išsigryninti savo vertybės, ar ne? Daugelis žmonių kalba, ai, čia man šeima vertybė, meilė vertybė, bet ar tikrai? Kiek laiko skiri šeimai per dieną? Kiek laiko? Arba būna, kad pasirašai vertybės vienas, o pasirodo, palauk, ypač kai tu iš proto išsigryni vertybės, ir dažniausiai tai būna, ko tu norėtum. Nu, pavyzdžiui, ta pati su šeima daugiau laiko, ne, ten pas kurios pinigai yra vertybė, pas kitus ten kokia kokybė, nežinau, žinios ir taip toliau. Bet kai yra tam tikros irgi technikos per pajautimą, per išjautimą, per dar kažką, tu pamatai tą savo vertybės ir supranti, kad jos visiškai netokios, ką tu deklaruoji. Ir automatiškai tada tu tarsi sieki tų vertybių, tų savo poreikių, o iš tikro viskas yra kitaip. Ir tada nesupranti, kodėl gyvenime kodėl aš nepasiekiu savo tikslų, nes jie ne tavo tikslai, jie tau iš standarto duoti. Standartas kažkoks buvo, kad visi turi būti turtingi, ar ne? Va, ten kažkoks tai standartas, ar ne? Pas mus šeimoje, tai tarkim, kažkurioje šeimoje yra standartas, kad tu turi būti turtingas, kitaip tau gėda bus, ar ne? Ne visos šeimos tokios, bet būna tokių šeimų, kur pasiturinčios ir panašiai. Tai ir jeigu aš kažkoks tai netoks pasiturintis, man nelabai sekasi verslas, aš labiau noriu to saugumo, to nuo 8 iki 5 darbo ir taip toliau, reiškia, aš jau tau suprantat nevykėlis, ne? Jo. Ir aš kodėl turėčiau būti, bet tai vidinė tiesa, ar ne, kad aš noriu tiesiog saugumo. Man saugumas yra svarbus ir aš jaučiu tą saugumą tokiam darbe, kur man moka algą, ne? Bet tas standartas pas mane, aš noriu verslo, tarkim, ar ne, kaip vertybę, ar kaip tikslą įsivardinu savo verslą, sukurti savo verslą. Bet natūraliai, tavo tiesa kita viduj, tau neišeis to verslo padaryti, arba jisai nuolat tau žlugs, kol tai nepasidarys tikra tavo tiesa, kol tu viduj iš vidaus galingai nepriimsi šito. Tai Taip. Tai tas, jeigu rezimuojant, nes jau žiūriu laikas 40 minučių, tai rezimuojant, kad iš tikro žmogus girdėdamas save, girdėdamas savo vertybę, savo, nežinau, kas aš esu, ko aš noriu, aš tada galiu atskleisti savo autentiškumą, būti savimi, neišduoti savęs ir automatiškai atsiranda ta vertė, tas stuburas, kur yra sudėtos mano vertybės, kuo aš tikiu, kas man svarbu. Ir tada kas aš esu, nes dažniausiai žmonės tikrai su tais standartais aplipintais, kad kažkam įtikti, patikti, nes mums reikia kontakto, bet iš tikro, jeigu mes patiksim, aš anksčiau labai bijodavau būti viena, man reikia kažkur savaitgalis, tai pas draugus, tai dar klonas dėta, aš dabar taip pamilau būti su savim pati, aš net atostogų galiu važiuoti viena, nes man gera pačiai su savim, tai nereiškia, kad aš noriu būti viena visą laiką, bet man gera būti su savim, reiškia, kai aš draugauju ir priimu save, aš priimsiu ir draugausiu ir su kitais žmonėmis. Tai ir tada jie tikrai, jeigu jie pamatys kokia aš ir irgi tokie bus, sakykime, nenoriu sakyti sąmoningi ar kaip, bet jie irgi turės tą savo ašį, jie priims mane tokią, kokia aš esu ir mano ten, nežinau, kas čia,
ranka arba ten plaukai neklius jam ir man nebus gėda, ir man nebus kažkokios O kaltės, net jeigu ir klius, net jeigu ir klius, tau nebeskaudės, kad kažką pasakė. Neskaudės, taip, būtent. Nes, gerai jis pamatė, čia jisai kalba per savo, nes aš, kas klausė mano ankstesnius laivus, kaip aš sakiau, kuo aš save laikau, identitetas, pasimato per mūsų elgesį. O elgesį tokoja mūsų vertybės ir įsitikinimai. Taip, ir kai aš tada šitaip suprantu, kad žmogus kažką man pasakė, pakritikavo, aš suprantu, palauk, jisai kalba iš savo vertybių ir įsitikinimų. Man yra kiti, manęs tai nekabina. Taip, jeigu mane užkabino, palauk, reiškia, pas mane dar ten kažkas nepradėjo, reikia pažiūrėti, kame ten reikia. Bet, kaip sakant, savivertė yra iš tikro platus labai dalykas, į kurį labai daug kas įeina. Ir, iš tikro, savivertė ir mano autentiškumas tai yra irgi savęs vertės buvimas. Čia vienas į kitą įeina, vienas kito dalis, kaip tie burbuliukai, ne vienas kitą perdengia. Ir taip, savęs pažinimas, aš irgi darau kursą nuo 26 balandžio, pradedu pažink save ir ten irgi kalbu giliau ir apie gėdą, duodu praktikas. Ir aš labiausiai į tuos jausmus, kad vėl surast ryšį vėl su savo kūnu, kad suprast, ką mano kūnas man sako, ar ne? Ką mano kūnas man sako, kodėl man skauda, kodėl man gera, kodėl man liūdna dėl kažko, kad ten kažkas pasakė. Kitam žmogui juk nebūtų dėl to liūdna ar bloga, ar ne? Bet man todėl. Taip, kitas išgirdo, dviese būnam, ar ne, pasakė lygiai tą patį abiem, vienas sureagavo jautriai, kitas, kodėl taip? Viskas žmogus pasakė, maža ką. Suprantat, nes o taip yra dėl to, kad yra vidinės žaizdos, vidinės patirtis, kurios galbūt vis dar emocinės žaizdos neužgydytos. Ir aš per savo kursą darau ir VIP sesijas, galima įsigyti su VIP sesijom, tai mes ten žiūrim į vidinį vaiką, žiūrim, kas ten yra. Ir po šitų sesijų merginos, daugiausiai merginos pas mane, ne, aš su vyru dar nedirbau, kažkaip merginos mūsų labiausiai augančios yra, tai po jų, jos ką patiria, jos pamato giliai, kokia ta vidinė tiesa, iš tos vaikystės dar ateinant, kas man skauda, ko man reikia, iš to skausmo paaiškėja, tai o kaip padaryti, kad to skausmo nebūtų, ir tada atsiranda poreikiai, ko man reikėjo, ar ne, reikėjo vaikui žaisti, patirti džiaugsmą, juoktis, būti mamos apkabinta, tėčio apkabinta, tėtis, kad vestusi ten kažkur, tai rodytų kažką, ar ne, su močiute galbūt pyragus kepti, tiesiog juoktis, eiti ledų, dažniausiai pasikartojantis dalykai iš vidinio vaiko traumų, tiesiog būti kartu, patirti ryšį linksmai, pozityviai, ar ne, ir labai kviečiu dalyvauti tiek Agnės, nes Agnės aš esu dalyvavus finansinio proveržio maratone, tai galiu pasakyti, kad buvo fantastiška ir man viskas pildosi kaip ten labai gražiai, neurografiką labai pamilau po to šitą maratono ir labai kviečiu ir mano. Šita mano kursė nėra neurografikos, bet aš kaip sakau, aš labai klausausi dalyvių, nes jeigu kažkoks poreikis atsiranda, aš galiu visą laiką įdėti. Tai aš irgi, mano irgi kursas savivertė, tavo apie autentiškumą, mano savivertė, bet aš tiesiog degu to kursas, aš pati matau, kaip paskutiniu metu per 2-3 mėnesius tą, ką aš taikiau savo, kaip aš pradedu, man nebepradeda rūpėti, ką kiti galvoja. Taip, aš esu, kad visiškai tam užsiėmiau, tikrai rūpi, bet net taip. Bet pastebėti, tas sąmoningumas, pastebėti, į kritiką kitaip reaguoti, iš kitaip dabar visai žiūriu kritiką. Tai tiesiog kiekvienas, sakau, pasirenka taip. Tai ačiū tau labai, Viktorija, už mūsų pokalbį. Tikiuosi, buvo naudinga ir dalyviams. Ir kas norite, pasidomėkite pas Viktoriją, jeigu norėsite to kurso pas ją asmeniškai, jeigu pas mane, kaip sakau. Labai bus naudinga. Ir abu jo. Tai va, o aš tada atsisveikinu su visais iki kitą ketvirtadienį, nežinau kokia dar tema, nes aš mėgstu irgi spontaniškai pagalvoti ir labai klausau, ką laukas, kaip sakau, pasako ir kokią temą mes kalbėsimės. O tau tada ačiū ir visiems gerą vakarą. Bučkiai. Iki.